Treneriai, vėl tokia nesėkmė antroji rungtynių pusėje. Ar komandai galbūt fizinio pasirengimo trūksta? Kur problema, kad antroji pusė komandai... Problema tiesiog galvoj. Ruošiamės išeit, kad su dviem dideliais žmonėms sustot mūsų tam tikrą aikštės gynybą. Bet išeina per 2 minutės su pusę, nepasijam nei vieno kamulio. Tai čia didžiausia problema, kad aš nežinau, ar čia pasimeta, ar kas čia yra, bet blogai taip negali būti iš tikrųjų. Jau atsibodu iš tikrųjų kalbėti, tą patį per tą patį jau čia, bet taip jau yra. Treneri, gal trečiam kelnyti eksperimentą irgi šiek tiek pakišo koją, nes ir 2 centrai, kaip minėjot, Simo įleidimas toks, na, galbūt... Matot, reikėjo kažkokios ugnelės, nes kol viskas buvo gerai, tai kaip ir viskas gerai. Reikėjo ugnelės, Simas kaip ir išėjo, lyg tai viskas buvo gerai, bet vieno kablio nepasėmė, ten gynyboje praleido biškutį. Toks jau tas krepšinis. Treneri, sezono pradžioje buvo Juventus problema, kad labai prasta gynyba. Praleidom labai daug taškų. Dabar gynyba lyg ir sutvarkė, bet atsirado problemos puolime. Tai va tas ir baisiausia, kai pradeda drebinti žaidėjai, atrodo laisvas žaidėjas, bet jis atiduoda perdavimą kitam, kitas vėl, ką tik apie tai sakiau vyrams, kad sakau, nėra tokio aktyvumo jokio. Tas kamuolys vaikšto kaip rankinė ant 9 metrų, tai čia nėra naudos darbe. Treneri, už 2 dienų laukia rungtynės su Pasvalio komanda. Spėsit pasirengti? Tai nėra ką rengtis, tiek varžybų sulošti, nėra čia ką ruoštis iš tikrųjų. Reikia tik vyrams susitvarkyti galvose, susidėlioti mintis ir viskas. Treneri, tos pergalės turbūt labai reikia, nes tas psichologinis, tas klimatas, ko gero, po kiekvieno tokio pralaimėjimo vis prastėja, ne? Taip, tai va tas ir yra, sunku atsigauti. Turim laimėti būtinai, šiandien turėjom, kaip ir sakyti, paleidom tą trečią kėlinį. Ir viskas, dingo emocijos, viskas. Reikalingos būtinos pergalės, 2 dabar būtinai turim namuose, bet vėl. Čia gali pranašauti kaip nori ten, bet matot, ateina varžybų diena, viskas pasikeičia.